Labai džiugu, kad vis daugiau meistrų ir ne tik meistrų, bet ir pačių vedančiųjų renkasi į festivalius, kur gali pristatyti žmogui iš širdies savo kūrybą, savo vedimą. Kiekvienas vedlys turi patirtį, nes būtent patirtis yra tas varikliukas, kuris veda ir padeda parodyti kelią kitam. Tai šiandien festivalis vyksta Panevėžyje, kur susirinko žaidimų autoriai, o sekantis festivalis yra spalio 24 dieną Kėdainių arenoje. Ten ne tik meistrai, bet ir patys vedliai, tie, kurie veda jų žaidimus, kitų autorių žaidimus, rinksis į didelę bendrą erdvę ir bus daug įvairių žaidimų, praktikų, bet ne šiaip žaidimų, kur tu ateini pažaisti, o tokių, kur tu galėsi atrasti atsakymus, kas tau yra šiuo metu reikalinga. Taip, tai labai lauksiu tavęs, ateik, parašyk, jeigu kažkur abejoji ar ieškai kokių tai atsakymų, tikrai galima viską rasti, kažkokius taškus, nes kartais reikia tiesiog rasti tą atsakymą į klausimą.